kad jinai eina. Jau? O, zdarova, ką tu? Labas, mokinuosi. Ir ką tu čia mokiniesi? Lietuvių kalbą. Kam? Tai kontrolinis pirmadienis. O, tiesa, visai pamiršau, koks skirtumas, man. Čia gerai moku. Tai gal varom kur nors? Ne, aš turiu mokintis. Pažymį gerą noriu gauti. O viešpatie, taigi sekmadienį pasimokys, o dabar geras oras. Galime eiti. Nenoriu. Ai, kaip reikėtų man varyti pas Hebrytę. O tai ką reiškia tas žodis hebrytė? Hebrytė, tu kaip visai nežinai, ką reiškia žodis Hebrytė? Ne. O viešpatie, gal varom, gal tau šitą pamokysiu normalių žargonų? Nereikia. Mokinasi lietuvių kalbą ir nežinau, ką reiškia žodis Hebrytė. Nu, žodžiu. Gerai, pasakysi, ką reiškia tas žodis Hebrytė. Hebrytė yra... Man neįdomu tie tavo žodžiai. Nu, žodžiu. Gerai, davai. Kiek? Labas. Labas. Ko tokia liūdnasi? Susitikau su savo geriausia drauge. Tai dėl ko? Nežinau, aš labai naudojau kažkokius keistus žodžius. Jai matytai nepatiko. Ir aš ją trukdžiau mokytis kontrolinį darbą. Tai kalbėk lietuviškai ir pilnais sakiniais ir jis tam draugaus. Ne, manau, kad tai man pavyks. Man nesiseka tai. Tik pasistenk. Numėgysiu. Ačiū tau labai. Iki. Iki. Labas. Labas. Ką čia darai? Mokinuosi. Ir kągi? Lietuvių kalbą. Gal tau padėti? Ne, nereik, pati susipažįsiu. O kai baigsi, ar eisim kur nors? Gal eisim. Jo. Tik jeigu tu taip daugiau nebekalbėsi. Nes tai mane labai nervina. Gerai, susitarėm. Aš tau kalbėsiu lietuviškais gražiais žodžiais. Tai Geras. draugės? Draugės. Susikabėkit. Iki. Iki.